Hi, good morning. Labas rytas visiems. Dėkui, kad prisijungėte prie mūsų pirmojo pokalbio GSSC Vilniaus forume. Mes kalbame apie tai, ko nedarome ir ką būtų galima padaryti. Šiandienas prie mūsų prisijungė įspūdingi pašnekovai, ministras, ponia Virkūnen, valstybės sekretorius Pširtačas. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, turėdamas tokią progą su jumis pabendrauti. Kaip prezidentas Nausėda jau sakė, JAV ir Europa turi suprasti savo vaidmenis, kad šis sąjunga ir toliau tęstųsi ir būtų aktuali. Tai yra labai svarbus klausimas. Labai dažnai šis klausimas užduodamas tiek diskusijose Vašingtone, tiek Briuselėje. Tad mes irgi pakalbėsime apie tai. Ministre, norėčiau pradėti nuo jūsų. Kiekvieną kartą, kai kalbame apie tai, ko nedaro Europa, dažnai užduodame konkretų klausimą. Kokiais tikslais Europa atsilieka, ko ji nepadaro? Jūsų nuomonė ir turėdamas galvoje Lietuvos patirtį, ko Europa nepadaro ir ką būtų galima padaryti? Klausimas labai platus. Žinoma, sudėtingas klausimas. Kalbame nuo kietojo saugumo, gynybos klausimų, iki atsparumo, minkštosios galios įrankių, pilietinės visuomenės atsparumo. Dabar yra konkretus laikas ir tinkamas laikas užpildyti spragas. Mes turime 28 punktų planą, bet visi plano elementai, nepaisant terminų, galbūt jį perskaitė tuos punktus šį rytą, tai nužymė Europos ateitį. Tai yra planas, kurį kažkas mums parašė. Vienas iš punktų plano, jog Rusija pažada neįsiveržti į Rusiją ateityje. Rusija pažada neįsiveržti į Europą. Bet jį savo pažadų nelaiko. Tai klausimas, ar mes galime tuo pažadu tikėti. Turime mobilizuotis, pradėti išsames diskusijas, ką Europa turi daryti, ką tai reiškia, ką šis planas reiškia Europos saugumui. Mes turime kalbėti apie transatlantinį bendradarbiavimą su JAV. Mes neturime jokių scenarijų, neturėjome atgrasimo įrankių pastaruosius 10 metų. Mes Europa nesame apsirūpinę ir negalime pasirūpinti savo pačių saugumu. Mes pasikliaujame kolektyvinę gynybą. Tad mes turime bendrauti su savo draugais JAV, turime irgi įgyvendinti ir laikytis lūkesčių, kurie jie turi. Tai, aišku, yra ir mūsų stiprybė. Konvencinė prasme, tos dėrybos turi būti aukštų lygmenių. Tai, kai kalbame apie branduolinį atgrasymą, mes turime pasikliauti savo partneriais, bet jeigu kalbame apie įprastinę konvencinę gynybą, mes galime pasistengti. Tai yra ta užduotis, kurią jau turi įgyvendinti Europą. Mes turime bent šiek tiek pasirūpinti patys savo saugumu. Taip pat egzistuoja daug vietos, kur galėtumėm stiprinti savo atsparumą. Ne tik ties fronto linijomis. Mes kalbame ne tik apie Baltijos valstybės, apie Suomiją. Mes kalbame apie visos Europos atsparumą. Pakalbėkime apie sabotažą, apie ir galimybės jam pasipriešinti. Tų galimybių nėra. Tad Europa plačiaja prasme turi svarstyti apie minkštosios galios įrankius, apie horizontaliją apsaugą. Tad mes turime iš tiesų įsivertinti savo silpnasias vietas ir jas spręsti. Taikos metu reikia investuoti į kritinę infrastruktūrą, Europos oro erdvę, į dronus, į naikintuvus. Mes tikrai turime užtikrinti, kad mūsų atgrasimas būtų veiksmingas. Pasižiūrėkime į Lenkiją. Marcinas tikrai mums jau pasakojo vakar, kad nuo 0 iki kelių šimtų sugebėjo greitai išplėsti savo dronų parką. Sraigtasparniai, mes, pavyzdžiui, irgi naudojamės kaimyninių valstybių pajėgumais. Tada aš iš tiesų galėčiau įvardinti gal net 20 punktų, kur mes galėtumėm pasistengti. Jūs jau minėjote, kad
konfliktas Ukrainoje yra mums visiems egzistencinė grėsmė. Technologija vaidina vaidmenį ir užtikrina tokius pranašumus vienai ar kitai šaliai. Tai aš norėčiau dabar suteikti žodį poniai Virkunen. Kaip jūs matote tas technologinės inovacijas? Kaip suderinti spartaus vystymos inovacijų poreikį su griežtesniais reglamentais, kuriuos turi ES ir reikalauja jų laikytis? Jūs esate teisus, sakydamas, kad ES susikūrė taikos laiku ir dabar mes matome, kad pasaulis pasikeitė, todėl turime keistis ir mes. Keičiasi dalykai ir ES, mūsų pagrindinis prioritetas, kaip komisijos dabar yra saugumas ir ES konkurencingumas. Tie du dalykai yra glaudžiai susiję. Taigi, jeigu paklaustumėte apie technologijų vaidmenį, mes dabar matome, kaip išaugo jų svarba pasauliniu lygmeniu. Mes matome stiprią pasaulinę konkurenciją dėl technologijų. Ilgą laiką Europa buvo labai atvira tarptautinėms investicijoms, mūsų verslai, pramonė turi ilgas globalias vertės grandines, bet dabar mes matome, kad tai gali būti ir silpnoji mūsų pusė. Tos grandinės gali tapti ginklu prieš mus. Todėl mes patys norėtumėm dabar investuoti į kritinės technologijas, patys apsirūpinti savo dirbtiniu intelektu, lustais, kibernetinio saugumo technologijomis, jas kurti Europoje. Aš manau, kad mūsų technologiniam konkurencingumui tai yra svarbu. Įmonės dabar Europoje investuoja aktyviai į gynybą ir saugumo technologijas, tai irgi bus stiprus pastiprinimas mums. Žinoma, gynybos technologijos, kritinės technologijos yra labai svarbios, mes matome jų svarbą kasdien kare Ukrainoje, tad būtent todėl turime gerai suprasti, kas vyksta Ukrainoje. Mes Europos komisija parengėme pramonės transformacijos gairių planą. Tai mes dabar žinome ir turime sukurti ekosistemą, kad mūsų technologijų pramonės startuoliai steigtųsi. Per paskutinius metus daugiau nei 100 naujų įmonių turime, tai mūsų įskaitant gynybos pramonę, karinę pramonę. Taip mes galime savo technologijas apjungti su gynybos pajėgumais. Taip pat Kijeve turime nedidelį gynybos inovacijų biurą. Mes siūlome stiprinti šio biuro svarbą, kad galėtumėm pasilengvinti bendradarbiavimą tarp Europos bendrovių, ES bendrovių ir Ukrainos suinteresuotomis šalimis gynybos karinės pramonės srityje. Būtent todėl žiūrime į tai, kas vyksta Ukrainoje ir stengiamės tą bendradarbiavimą palengvinti, ypač kai žinome, kokį svarbų vaidmenį vaidina technologijos. Kai kalbame apie ES vaidmenį, manau, kad prezidento kalba buvo labai gera šiuo klausimu. Iš ES pusės koks yra mūsų vaidmuo gynybos srityje, mes tikrai ypač gynybos srityje manome, kad būtina organizuoti ir užtikrinti finansavimo galimybės valstybėms narėms, kad mes galėtumėm įgyvendinti kolektyviai NATO pajėgumų reikalavimus. Taigi, mums labai svarbu turėti Europoje stiprią gynybos pramonę, įsitikinti, kad mes turime ir infrastruktūrą reikalingą gynybos pajėgumams. Taip, NATO yra kolektyvinės gynybos organizacija, bet mes turime užsitikrinti, kad ir ES karinės pajėgos galėtų per gerą infrastruktūrą sėkmingai judėti. Taigi mes kalbame apie gynybos pramonę, turime karinio judumo paketą, kalbame apie investicijas į savo infrastruktūrą ir reglamentavimą, kad mūsų pajėgos galėtų sklandžiai ir sparčiai judėti per valstybių sienas. Turime Rail Baltica projektą, tai mūsų pagrindinis projektas ir prioritetas, kai kalbame apie karinį judumą. Ačiū labai. Sekretorių Pšida, aš norėčiau perėti prie jūsų. Turiu jums 2 klausimus, tiesą pasakius. Pradėsiu nuo pirmojo. Lenkija turi įspūdingus santykius, gerus santykius su JAV. Tie santykiai labai klesti ir transatlantinė partnerystė klesti, manau, dėl tų stiprių santykių. Ar jūsų nuomonė tas modelis gali būti atkartotas kitose šalyse?
ką kitos ES šalys priklausančios NATO galėtų padaryti, kaip jos galėtų pasimokyti iš santykių su JAV kūrimo. Ačiū Jums. Dėkui organizatoriams, kad pakvietė mane į šį puikų renginį. Taip, Lenkija turi glaudžius transatlantinius ryšius. Viena iš tų priežasčių yra saugumo iššūkiai. Mums, Lenkijai, Vidurio Europos šaliai ir ne tik vienai šaliai, bet ir visai Vidurio Europos šalių grupiai labai svarbus yra saugumas. Saugumo architekta, kuri susikūrė Europoje, nenoriu sakyti globaliai, bet globojant ir prižiūrint JAV, yra gera. Lenkijoje ir Lietuvoje, manau, nežinau dėl kitų valstybių, bet nekalbam apie blogus aspektus. Mes suprantame, kad tai yra mūsų laisvės garantas, mes iš tiesų turime ir prekybos laisvę, dėl tos saugumo architektūros sukūrėme ir išauginame savo ekonomiką. Žinoma, tenka padėkoti ir už europinę integraciją, bet saugumo architektūrą prižiūri mūsų stipriausias sąjungininkas NATO, tai JAV. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl tie santykiai yra tokie glaudūs. Mes taip dalijamės ir tomis patiomis vertybinėmis nuostatomis su JAV. Turime ir istoriją, kuri mums kai kuriais atvejais yra bendra. Būtent todėl tuos santykius labai palaikome. Kai kurios šalys mūsų rytinėme pasienėme, turime Rusiją kaiminę, nors tai nėra vienintelė mūsų kaiminė, bet turime tokių valstybių, kurios bando perrašyti saugumo architektūrą, ne tik ją sunaikinti. Būtent todėl mes manome, kad euroatlantinė integracija yra būtina. Ir abi šios šeimos pusės yra svarbios tiek už Atlanto, tiek mūsų pusėje. Būtent todėl stengiamės užtikrinti ir pripažįstame tą faktą, jog JAV išleido labai daug lėšų saugumui tiek Amerikos žemyne, tiek Europoje. Mes Europos pusė esame padarę nepakankamai, aš tikrai tikiu, kad nepakankamai. Europoje 10-ame dešimtmetyje buvo tokių ideologijų ir minčių, jog karai baigėsi, investuoti į saugumą nebereikia, bet dabar dėja matome, kad reikia sumokėti už tokios ideologijos kainą. Kaip ir prezidentas Lietuvos sakė, mes turime pasistengti, pasitempti, išleisti ir investuoti daugiau į savo saugumą. Tai yra dar vienas iš argumentų, kodėl santykiai tarp Lenkijos ir JAV yra tokie geri. Mes esame pirmoji valstybė, ar viena iš pirmųjų iš Europos sąjungininkų, kurie nusprendė 2% BVP išleisti saugumui. Tai buvo Newporto viršūnių susitikime, NATO priimtas sprendimas prieš 10-metį. Taip prireikė pastangų, kad tą tikslą pasiektumėm. Kai kurios kaimyninės šalys irgi įgyvenina šį tikslą. Mūsų investavimas išaugo iki 5% BVP į gynybą. Jei norite tikrai sukurti geresnius santykius su JAV, atlikime namų darbus. Padarykime tai, ką įsipareigojome padaryti, vykdykime savo prisimtus įsipareigojimus. Bet to paskutinis mano argumentas būtų toks, kad prezidentas Navrockis turi gerus asmeninius santykius su prezidentu Trumpu, bet mes į JAV žiūrime kaip į valstybę, kaip į sąjungininkę, kuriai vadovauja demokratiškai išrinktas prezidentas. Tai mes negalime, europiečiai, lenkai, lietuviai, rinktis JAV prezidentų. Ta prezidentą išrenka JAV piliečiai. Būtent todėl Lenkijoje mes bandome užmegzti gerus santykius tiek su prezidentu Trumpu, prieš tai su prezidentu Bidenu, kuris Varšuvoje lankosi net 2 kartus. Prezidentas Trumpas irgi lankėsi Varšuvoje, tai mes tą santykį stengiamės palaikyti nuolat, nepriklausomai nuo politinės padėties toje valstybėje. Tai nereiškia, kad mes sutinkame su kiekvienu Amerikos administracijos sprendimu,
Bet tai nėra mūsų sprendimas, tai yra JAF administracijos, prezidento administracijos sprendimas. Mūsų tikslas yra pabandyti įtikinti juos, kad jie pakeistų savo požiūrį, sakykime, požiūrį į Europą, į Ukrainą. Labai įdomus atsakymas, ačiū labai. Norėčiau pratesti su savo klausimais, bet aš tikrai manau, kad ir auditorija tų klausimų turi, todėl atsisuku į auditoriją ir išsakysiu vieną jų klausimą. Kaip konsolidavimas ir integravimas Europos gynybos ekosistemos netaptų pernelyg brangus užsiėmimas? Galbūt ponia Virkunen galėtų atsakyti taip. Mes matome daugeliu atveju, kad Europos Sąjungos rinkos yra vis dar labai fragmentuotos, mums neturime vienos bendros rinkos. Tad iš tiesų gynybos pramonė skirtingose valstybėse ir skiriasi. Istoriškai gynybos pramonė visą laiką buvo nacionalinis dalykas, todėl ir skiriasi gynybos pirkimai kiekvienoje valstybėje narėje, todėl ES komisija skatina valstybės narės investuoti daugiau į gynybą, investuoti kartu ir investuoti į Europos įmonės. Mes manome, kad labai svarbu kurti nuosavą gynybos sistemą, gynybos pajėgumus, tai kritiškai svarbi mums sritis. Europos Sąjunga turi naują paskolų paketą, 1,5 milijardų eurų, bet vienas iš reikalavimų yra, kad projektą vykdytų 2 valstybės narės. Tokiu būdu bandome iš tiesų skatinti valstybės narės bendradarbiauti, dirbti kartu ir 70% komponentų turi būti pagaminta ES erdvėje. Taip skatiname procesą, kad būtų perkama daugiau ir atsarginių dalių komponentų ES. Tuo pat metu mes suprantame, kad gynyba yra kiekvienos valstybės narės kompetencija, jos pačios sprendžia, ko reikia, su savo finansiniais instrumentais bandome tiesiog šiuos procesus paskatinti juos daryti bendrai ir siekiame įsitikinti, kad neturėtumėm spragų gynybos pramonėje. Taigi mūsų gynybos parengties gairės iki 2030 metų turi ir prioritetinės sritis, kuriuose valstybės narės turi dirbti kartu. Tai turime ir veiksmų planą, ten įvardime 3 prioritetinius projektus. Vienas yra skirtas rytiniam flangui, tai yra bendras projektas. Norime užtikrinti stiprią gynybą rytų flangę. Strong iniciatyva, kur kelios valstybės narės bendradarbiauja, kurdamos kosmoso gynybos pajėgumus. Tai irgi viena prioritetinių sričių mums, kur skatiname valstybių narių bendradarbiavimą, bet žinoma, mes kalbame ne tik apie gynybos politiką, mes, kaip užsienio reikalų ministras sakė, turime būti pasirengę įvairioms hibridinėms atakoms, hibridiniam karo pobūdžiui. Lietuva yra pafrontės valstybė ir iš tiesų tokių hibridinių atakų matė jau nemažai. Migrantai gali būti, jų srautai gali būti naudojami kaip ginklas prie rytinių sienų. Kenčiame nuo kibernetinių išpolių, propagandą matome, dezinformaciją, GPS signalų trikdymą. Tad iš tiesų turime labai bendradarbiauti su įvairiais partneriais ir turime reaguoti į tiek vidinio saugumo, tiek išorinio saugumo iššūkius, saugoti savo kritinę pasienio infrastruktūrą. ES valstybės narės bendradarbiauja labai glaudžiai, turime ir ne tik reglamentavimą, bet ir priemonės, kaip stiprinti tą gynybą. Tai yra ne tik ES valstybių narių atskirų kiekvienos valstybės narės nacionalinė prerogatyva, bet ir daug dalykų yra daroma per bendradarbiavimą, technologijų įmonių bendradarbiavimą ir gynybos pramonės įmonių bendradarbiavimą. Ačiū. Pone ministrė, klausimas turbūt jums, toks nestandartinis. Nežinau, koks jūsų bus atsakymas, bet klausimas yra toks.
Ar papildomi 2 procentai BVP išleisti gynybai Ispanijoje, Liuksemburgė būtų vertingesni nei 0,5 procento, kuriuos skiriame tiesiogiai Ukrainai? Ar mums reikia vienybės, ar koncentruoto vieno sprendimo? Ar papildomi 2 BVP procentai išleisti gynybai potencialiai Ispanijoje, Belgijoje, Liuksemburgė būtų išleidžiami geriau, jei tie pinigai būtų gal pervedami tiesiogiai Ukrainai? Na, tai nėra iš niekur ištraukti skaičiai, tai yra būtent iš mūsų aptariamo biudžeto ir FSC sutikimo vakar, kuris vyksta, kaip svarbu remti Ukrainą ir kaip ilgai tą daryti. Mes įsipareigojome skirti daugiau nei 2 procentus. Tai buvo sprendimas priimtas Hagos viršūnių susitikime, kad bent 5 procentus skirsime savo BVP. Mes žinome tuos skaičius ir žinom, kitos valstybės taip pat žino savo skaičius, tai nėra kažkoks pasirinkimas ir ką reikia iš naujo aptarinėti. Tai tiesiog reikia eiti ir daryti, eiti ir įgyvendinti. Ir turime daryti gerokai daugiau, ambicingesnius tikslus užsibriežti jau kitais metais. Visi susitarėme, kaip kovosime. Tai buvo esminis NATO operacinių planų elementas, kad mes susitarėme dirbti šitą kryptimi, kaip NATO kovos, kaip mes ką darysime, kaip mes ne tik kovosime, bet kaip mes laimėsime, kaip mes sunaikinsime savo priešą. Ir kad šie planai būtų įgyvendinami mums, tai tam reikia pajėgumų, o tie pajėgumai ateis iš visų valstybių. Ir iš tų, kurias jūs ką tik paminėjote, tai yra NATO sąjungininkės, kurios taip pat yra įsipareigoję. Ir mes, pasakėme, kokių konkrečiai tų pajėgumų reikia. Žinoma, ta informacija įslaptinta, bet lygiai tas pats pasakytina ir apie Lietuvą. Turime savo namų darbus, kuriuos darome, didindami finansavimą. Tai yra labai aiški ir tiksli struktūra, kai buvo sprendimas priimamas, dėl ko mes susitarėme ir kaip mes turime jį įgyvendinti. Vėlgi, rusų neatgraso mūsų popieriai, mūsų konceptai ir gražios mintis. Juos atgraso reali jėga ir ginklai. Kitas pastebėjimas apie Ukrainą. Jeigu, dabar situacija yra tokia, kad nuo 9 iki 10 valstybių Europoje neša didžiąją paramos Ukrainai naštą ir tokia yra realybė. Tai yra 8 valstybės, Nyderlandai, Lenkija ir matote, dabar prisiduria ir Kylio institutas. Ir tai yra problema. Mes žinome Ukrainos poreikius ateinantiems metams. Tai yra daugiau nei 50 milijardų eurų, kurių jiems reikia. Vien tik tai karybai tai yra daugiau nei 60 milijardų eurų. Tai jeigu mes tos paramos jiems nesuteiksime, tai reiškia, kad viskas gali pasisukti pagal kitą scenarijų. Vakar kai kurie žmonės kalbėjo apie tai, kad negalime sau leisti kažkokių tai bazinių scenarijų ir laikyti savaime suprantamų tam tikrų dalykų. Taip, scenarijus gali labai greitai pasikeisti ir tapti labai niūrus ir tamsus, jeigu neremsime Ukrainos, nes alternatyvų nėra. Tai yra vienintelė alternatyva - mūsų nacionalinis biudžetas arba įšaldyti aktyvai. Ir kai matau skeptiškas pozicijas tiek dėl nacionalinių biudžetų, tiek dėl tų įšaldytų aktyvų, tuomet man kyla klausimas, o iš kur dar mes paimsime tų pinigų? Ir jeigu mes neremsime Ukrainos, tada kalbėkime apie tuos tamsiuosius scenarijus, kurie laukia mūsų visų, ne tik Ukrainos. Čia nėra kažkoks karinis scenarijus, tai yra socialinis, ekonominis scenarijus, politinis scenarijus, ES žlugimo scenarijus. Tai turime kalbėti tuomet apie tai. Tai atsakant į jūsų klausimą, tai reikia abiejų dalykų. Arba jeigu nenorite skirti 0,5% Ukrainai, tuomet naudokime tuos įšaldytus lėšas. Per ateinančius 3 metus bent jau tų lėšų turėtų patekti. Ačiū Jums labai, dėkoju.
Na, dabar sekretoriui Pšyda, aš turiu klausimą. Jeigu JAV atsitrauktų iš Europos, ar kokia būtų efektyvi atgrasimo strategija? Žinau, kad Lenkija yra po branduolinių tuo skėčių. Kokios diskusijos šioje srityje? Pirmiausia, mes turime daryti viską, ką galime, kad JAV nepasitrauktų iš Europos, kiek galima ilgiau. Bent jau iki tol, kol mes atkursime savo pajėgumus, europinius pajėgumus, europinę pramonę, kad galėtume patys apsiginti, bet tam mums reikia galiausiai investuoti, daugiau išleisti gynybai, investuoti į šią pramonę, kad atkurtume tuos karinius pajėgumus. Tas pažadinantis skambutis buvo 2008 metais, kai Rusija įsiveržė į Sakartvelą. Kitas buvo 2014 metais Krymas ir Donbasas. Mes šiek tiek prabudome 2014 metais, bet nepakankamai. Tuomet pilno masto invazija į Ukrainą. Ir ta invazija trunka jau 3 metus ir tiek reikia, kad mes išjudėtume, bet mes vis tiek judame nepakankamai greitai. Iki tos akimirkos, kol mes tikrai suvoksime, kad reikia leisti gerokai daugiau mūsų karybos pramoniai, investuoti į technologijas. Mes esame technologiškai pažangus, taip, sutinku, tačiau tas pažanga nėra tokio lygio kaip mūsų JAV partnerių. Ir tuomet klausimas kyla, ar mes esame tikrai nepriklausomi išteklių prasme, kurių mums reikia kariniai gamybai. Taip pat kalbant apie branduolinį atgrasymą, tai nepamirškime, kad mes dar esame NATO nariai ir NATO turi strategiją branduolinio atgrasymo. Ir čia galbūt šiek tiek jaučiu tą klausimą, kad Euroatlantinės erdvės saugumas tarsi turėtų būti kažkaip tai suskaldytas, tarsi Šiaurės Atlanto ir Europos saugumas. Ne tokiu požiūriu mes remiamės NATO. Mes esame NATO, mes turime dirbti kartu per NATO instrumentus, pasinaudoti, žinoma, ir tais pajėgumais, kuriuos turime tarp Europos sąjungininkių, Prancūzija, Jungtinė karalystė. Tačiau kitas klausimas, o kiek tų karinių galvučių yra, kovinių galvučių, kurias galima būtų panaudoti, lyginant, tarkim, su tuo kiekiu, kiek turi Maskva ar kiti priešiški režimai. Tai mano galutinis klausimas būtų apie branduolinių pajėgumų buvimą Europoje. Vilniuje, pavyzdžiui, esame 80 kilometrų, ko gero, nuo Baltarusijos sienos. Taip, kiek aš žinau, 40. 30 netgi, 30 kilometrų nuo Baltarusijos sienos. Tai visiškai esame ties pasieniu su Baltarusija. Nežinau, ar jūs suvokiate, tačiau rusai yra perkelę savo branduolinius pajėgumus į Baltarusiją, kurdami infrastruktūrą, ir jie vis arčiau, vis labiau artėja prie NATO sienų, prie Lenkijos, prie Lietuvos sienų. Investavo tikrai daug į saugyklas Kaliningrado srityje. Ar mes į tai kaip nors reagavome, kaip NATO alijansas? Kalbu ne tik apie puolimą, bet apie savo infrastruktūros stiprinimą per savo kažkokius konkrečius žingsnius. Vidurio Europoje ne. Ir kai paklausiu ekspertų, NATO ekspertų Briuselyje, Vašingtone, apie mūsų atsaką, na, jų atsakas taip, mes pasmerkėme, nepakanka pasmerkti. Aš nemanau, kad pakanka pasmerkti Putino žingsnius, veiksmus. Mes turime tinkamai reaguoti. Būtent dėl to Lenkija ir kitos vidurio Europos partneriai galvoja, kad mūsų branduoliniai pajėgumai turi būti vystomi tam, kad atgrasytume. Mes nenorime jais pasinaudoti, nenorime jokio branduolinės kažkokios sąveikos, bet priešingai mes norime tiesiog apsisaugoti ir investuoti į savo saugumą, taip reaguodami. Ačiū Jums. Klausimas Henai Virkunen dar kartelį.
Kaip jums atrodo, koks bus ES konkurencinis pranašumas būtent karybos technologijose? Manau, kad turime didžiulį potencialą ES, tačiau dabar jis labai glaudžiai susijęs su mūsų apskritai konkurencingumu ir technologiniu pranašumu. Norime paskatinti ir susitelkti į dirbtinio intelekto sritį, nes, pavyzdžiui, čia mes tikrai turime jau didelį potencialą, nors varžybos visame pasaulyje šiuo metu yra labai nuožmios šioje srityje. Tačiau yra ES 8 tūkstančiai startuolių, kurie moko ir kuria dirbtinio intelekto įrankius ir daugybė jų šiuo metu būtent dirba tas dviejopo panaudojimo technologijas arba karyboje pritaikomas technologijas. Tai kitos kritinės technologijos yra taip pat tas sritis, kur Europa labai stipri ir mes tikrai neatsiliekame. Kvantinės technologijos tai bus tikrai didelis technologijų proveržis šioje srityje ir tikrai pakeis mūsų saugumo ir gynybos infrastruktūrą. Tai kvantum technologijom mes taip pat skiriame labai daug dėmesio europiniai kvantum strategijai. Šiuo metu mes kaip tik rengiame kvantum technologijų aktą. Tai yra labai tvirta technologija, kurią mes turime iš Europos. Ką mes galbūt dažnai pamirštame, tai kad Europa labai stipri mokslinėse tyrimuose ir kvantiniuose technologijose. Moksliniai tyrimai, moksliniai straipsniai yra nuolat skelbiami. Ir taip pat yra daugybė startuolių, tokių labai potencialių, pažangių. Dažnai inovacijos kuriamos Europoje, bet pats verslas vyksta ne Europoje. Tai mes turime sukurti palankesnės rinkos sąlygas, kad įmonės norėtų likti Europoje, vykdyti gamybą Europoje ir derinti tas kvantinės technologijas su gynybos reikalavimais. Būtent šiuo metu vykdomi yra ir pirkimai šioje srityje. Tai yra tas sritis, kur mes galime būti labai stiprus ateityje. Gal norėčiau dar šiek tiek pasitikslinti. Toks susijęs klausimas. Ukraina ir Rusija sukūrė tokias technologijas, kur dirbtinis intelektas priima sprendimą be žmogaus įsikišimo. O kur ES šioje erdvėje stovi? Ar tas pasikeis kaip nors? Kalbant apie letalinės technologijas ir dirbtinį intelektą. Kaip ir sakiau, moksliniai tyrimai yra labai stiprus. Yra 8 tūkstančiai startuolių dirbtinį intelekto technologijas vystančių ir aš dažnai su jais sustinku. Ir jie, kaip ir sakiau, dirba dviejopos paskirties technologijų srityje. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su Ukraina. Matome, kas vyksta Ukrainoje per pastaruosius metus. Jie tikrai labai sustiprino savo pajėgumus naujų technologijų srityje ir su dirbtinio intelekto pajėgumais taip pat. Kalbant apie ES, tai mes taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su Ukraina, mūsų kūrėjai, dirbtinio intelekto startuoliai bendrauja su Ukrainos gynybos pajėgomis. Ir tokiu būdu mes stipriname savo karybos pramonę ir siekiame tą bendradarbiavimą dar labiau stiprinti. Ačiū Jums labai. Ministrė, kitas klausimas Jums. Ir klausimas yra apie tai, ar pasitikite pastaraisiais įspėjimais, gynybos ir žvalgybos pareigūnų perspėjimais, kad Rusija puls Baltijos šalis per ateinančius keletą metų. Ar jūs savo politiką formuojate atsižvelgdami į tuos nuogąstavimus? Kaip juos žiūrite? Tokių perspėjimų pirmiausia aš nemačiau. Žinoma, pasitikiu žvalgybos vertinimais, kadangi pats buvau vienas žvalgybos pareigūnų ir pasitikiu politikais. Kol kas tokių vertinimų nėra, kad rusai rengtųsi pulti Baltijos šalis per ateinančius keletą metų. Tie vertinimai galbūt labiau sako, kad tikimybė, kad rusai turės pajėgumus po invazijos į Ukrainą ir kad juos galės panaudoti prieš NATO valstybės didėja. Ypatingai šiuo metu
kol mūsų pajėgumai dar nėra pasiekę reikiamų lygio. Tai aš tokiais vertinimais pasitikiu ir būtent dėl to sakau, kad tai yra taip skubu mums didinti mūsų pačių gynybos pajėgumus ir atmetu tą galimybę, kad Rusija mus gali pulti. Tai yra dvipusė situacija. Tai taip, grėsmė yra iš abiejų pusių. Taip, mes galbūt esame pažeidžiami, o ką mes darome? Taip, rusai galbūt turi tokį ketinimą ir jie yra tą pasakę. Ir žvalgybos bendruomenė galbūt neneigia tų ketinimų, tačiau klausimas yra pajėgumų. Mes žinome, kad mes kuriame pajėgumus, taip pat rusai kuria naujas struktūras, formuoja naujus pajėgumus Maskvoje, Kaliningrade. Prie Suomijos dislokuoja, mes tą matome. Tačiau tai nereiškia, kad jiems pasisektų tą padaryti. Mes tam darome atgrasimo darbą. Turime savo planus, savo pajėgas, savo tvirtą atsaką ir esame geresnėje pozicijoje šiuo metu. Tai atsakant į tą žvalgybos vertinimą, klausimą apie žvalgybos vertinimą, o klausimas apie tai, kaip mes jaučiamės ir ką mes darome, tai man atrodo, tai buvo pagrindinė priežastis, kad mes Lietuvoje visuotinai sutarėme didinti išlaidas gynybai ir žmonės sutinka, kad tai yra tinkama kryptis, mes turime tą daryti ir kad užsitikrintume savo saugumą. Būtent dėl to noriu daugiau ir daugiau kalbėti apie tą bendrą mūsų visuomenės atsparumą, visuomenių. Ir man tikrai nepatinka kartoti tą patį ir tą patį apie fronto linijos silpnybę, bet yra tiek daug gerų pamokų ir praktikų, kurių mes išmokome ir kurias turime atkartoti visoje Europoje. Pažiūrėkime į sieną su Baltarusija ir visą tą integruotą sistemą, fizinę tvorą, elektroninius prietaisus ir migracijos suvaldymą. Mes giname ir saugome Šengeno zoną, saugome Europos sieną, Lenkija taip pat. Tai yra sėkmės istorija. Taip, ji prasidėjo galbūt po 2-3 mėnesių, kai buvo labai intensyvi migracijos ataka. Tai ar tai būtų kibernetinės atakos, ar kai būtų propagandos ar dezinformacijos atakos, mes nebesame tokie pati, mes stipriname visas šis sritis. Taip, mes galbūt esame labiau susirūpinę. Taip, mes nerimaujame dėl to, kad yra pažeidžiami tarptautiniai principai. Ir kaip aš sakiau, kalbant apie tos 28 punktus, galbūt reikėtų pamastyti apie juos, nevertinti kaip rimto taikos plano. Ten yra per daug dalykų, apie kuriuos reikia tyliai pamastyti namuose. Apie teritorinį vientisumą, apie teritorijų atidavimą Rusijai. Ar mes saugome tas teritorijas ateičiai ar ne? Suverenumas. Ginkluotųjų pajėgų mažinimas Ukrainoje. Ar suverenumas vis dar yra? Ar mes galime jį kažkaip tai sumenkinti savo sprendimais? Ar Rusija yra įtraukiama į ateities Europos saugumo struktūrą? Ne. Ar mes tikime, kad galim juos kažkaip tai, jiem užkirsti kelią? Atsakomybė, atskaitomybė už visus karo nusikaltimus Ukrainoje. Jeigu nebus tarptautinės atskaitomybės, apie ką mes apskritai kalbame, kaip mes galime tiesiog apsimesti, kad bus kažkokia tai sistema, kažkokias pagrindas tinkamai kovai ir apsaugoti pilietinės visuomenės. Man nerima labiau kelia visi šie klausimai. Žinau, ką mes darome čia ir ką mes turime kvestionuoti tai, kas vyksta tiek čia, tiek Ukrainoje. Ačiū Jums. Man atrodo, laikas mūsų diskusijai jau baigėsi. Turiu tik tai vieną klausimą, provokacinį klausimą. Strateginė autonomija. Norėčiau išgirsti Jūsų mintis apie tai. Kuris iš Jūsų norėtumėt? Viliuosi, kad ši samprata, ši koncepcija egzistuoja, tebėra. Mes galbūt nesame labai dideli fanai tos strateginės autonomijos, kaip yra suvokiama būtent dabar. Ir jeigu kažkas turi galvoje, kad strateginė autonomija reiškia pajėgumų atkūrimą Europoje, taip, mes galime apie tai kalbėtis. Tačiau pasirodė, kad kilus iššūkiams Europoje reikia reaguoti vieningai kartu su mūsų sąjungininkais iš kitos Atlanto pusės. Galime labai daug diskutuoti apie tą strateginę autonomiją Europoje, tačiau aš tikiu, kad mūsų
Sąjungininkai ir partneriai iš Prancūzijos ir Vokietijos nepamiršo apie šią mintį ir prie jos galbūt sugrįš. Tačiau vidurio Europoje jie tikrai neras bendraminčių tokioms diskusijoms. Mes palaikome transatlantinę idėją. Kai kalbame apie strateginę autonomiją, man atrodo, yra daug įvairių interpretacijų, ką tai reiškia. Ir aš sakyčiau, kad technologinis suverenumas, aš dažnai klausiu, o kas tai yra? Ir iš komisijos perspektyvos mes galvojame, kad Europa turi gebėti veikti visose srityse, turime turėti pajėgumus patys visose srityse, tačiau neturėtume pasikliauti nei viena valstybė, nei viena įmonė kažkoje konkrečioje srityje, mes visuomet tą primename savo. Ir taip pat mes ieškome bendraminčių partnerių, bet nesame nuo jų priklausomi. Kalbant apie tos kritinius sektorius, tai mes ugdome savo pajėgumus juose ir visuomet esame atviri bendradarbiavimui su užsienio ir tarptautinėmis įmonėmis. Ir stipriname pajėgumus tose srityse, kuriuose nesame dar tokie tvirti. Kalbant apie gynybą, žinome, kad daugelis valstybių narių nepakankamai investavo dešimtmečius į savo gynybą, būtent dėl to atsidūrėme šioje padėtyje. Ir jau nuo 2014 metų, kaip sakoma, buvo susitarta investuoti daugiau į gynybą, o dabar turime gerokai rimčiau žiūrėti į tą atsakomybę patys. Ačiū Jums, ministrė. Na, strateginė autonomija, tai reiškia, kad ES turi tvarkytis be JAV. Ir kalbant apie saugumą, aš tuo netikiu. To paties apibrėžimo kilmė, man atrodo, nėra pagrįsta. Kalbant apie ES, tai mes kalbame apie geopolitinį ir geoekonominį veikimą. Mes turime ginti savo geopolitinius principus, kalbant apie geoekonominę situaciją, mes turime taip pat ginti savo interesus, savo pramonę, savo technologijas. Aš matau Europą kaip didelę tvirtovę ir kita didelė tvirtovė yra JAV ir aš tikiu mūsų bendradarbiavimu. Manau, puikus komentarai, jūs puikiai pabaigėte šią diskusiją, ačiū Jums labai. Ačiū Jums, sekretoriau Pšidač, ponė Virkunen, ponė Budry, dėkoju už šią nuostabią diskusiją.